yra toksai darbs šiam viešbutį musės gaudyti. Nesam tokią mairę matę, tai va, tas žmogus gaudo musę. Sulatovo žalių daiktą. Va. Vaikšta po viešbutį ir gaudo musės. Kietai, kažkai kiek mokėm. Nuvarom lauktuvių. Varom, pažiūrėsim, ką rasim. Pavežė mumis su busiku. Būtumėm turbūt ėję, tai ten pro tas tvoras būtumėm nepraėjęs. Už tos. Tai va, gerai, ką mumis... Nu, sušok savo teisingumo šokį. Čia nepraeisi. Tai tu norėjai kirst kelią. Nu va, atėjom į shopping centrą. Būtų autobusas mūsų pavežęs. Čia pat. Nu va, atėjom. McDonald's ir Afrikoje McDonald's, KFC. Visko čia yra. Ko tik nori iš maisto. Ir Pizza Hut netgi yra. Pizza Hut. Ne. Tikrai viskas supranta. McChickenas kainuoja €23. €23. 123 poundus. Čia kompleksas, ne tiek kainuoja? Jo. Nu, biškį vaikus užėmėm su McDonald'u. Einam į shoppingus. Ten turgus iš kur turėtų būti. Nu, va, normalus shopping centras, kaip pas mumis Akropolis, kai saulės miestas. Kažkai kaip kainas tiktais. Nesu tokia matęs. Aha. Tai va, vaikštom po prekybos centrą, žiūrinėjom kokias kainikės. Ką lauktuvis, ką naus parvežti. O kas visai normal. Yra toks draugas, kai eina žmogus ir tu biškį pastumė jau paėlę. Nu, pilni maišai lauktuvių. Jau. Kvepalų prisipirkom, tai pats nežinom kam, kiek ir kodėl. Sau. Gerai, einam į viešbutį. Lauktuvės sau. Aliejukai yra, iš kurių daro kvepalus. Tai mums padarė kvepaliukų. Dar papildomai aliejukų pasiėmėm. Pagrindę sau, porą lauktuvių. Nu, daug čia, 150 € išleidom. Bet užtat kvepies, tai pasaka. Nu va, prisinakti pečiavom. Apsipriekinom tiek, kad nebespėjom vakarienės, kaip visada. Tai ėjom ant vėlyvos vakarienės, kuri prasideda nuo 22 valandos ir tęsiasi iki 12. Tai dabar kokį 11 valandų, viskas, pavalgiam, einam mėgoti. Labas.